Tai vyrai 1-6, 1-6 kažkaip silpnokai. Ne ta žodis silpnokai, bet ta prasme, reikia pagirti mūsų priešininkus. Aišku, jiem turbūt niekas nepaaiškino formato, kad čia parodomasis mačas, kad, ta prasme, Maikiui draskyti nereikia, bet viskas ok, suprantu, jie profesionalų sportininkai norėjo laimėti. Tai viskas liuks, mes tikrai nepykstam, pasirodėme ne kaip, mes irgi profesionalai, bet pasirodėm ne kaip, jie buvo ryškiai stipresni. Prašau, Robertai, porą žodžių. Aš galvoju, taktiką pasirinkom neteisingą. O kokia taktika buvo? Kodėl ta neteisinga taktika? 6-1, čia buvo neteisinga. Ne, iš tikrųjų, iš pradžių galvojom lengvai žaisime, paskui jau buvo sunku susikaupti, tai va, taip ir gavos. Kaip su Robertu apskritai buvo žaisti? Kaip pats kalbėjot, kad nelabai norit su juo žaisti, nes sakėt, kad nėra labai geras žaidėjas. Aš taip sakiau, neslėpsiu, aš taip sakiau, bet turiu prisipažinti, kad nustebino teigiamai, žaidžia labai neblogai. Ta prasme, panašiam lygiai mes abudu, tai mums truputėlį šiandien nesigavo, bet kai sakyt, jeigu būtų revanšas, manau, rezultatas būtų stipriai kitas. Ačiū vyrai. Plius dar mes jaudinomės prieš kameras, mes pirmą kartą televizijoje. Taip.